Nu, tai sveiki. Šiandien sėmiau dviratį, bandysim įsiaiškinti, kiek galima su juo nuvažiuoti kilometrų. Pats dar nebandžiau iš tikrųjų pilnai iškrauti. Važinėjom iš tikrųjų, ten vis dar krauni, bet pabandysiu dabar pilnai. Bet pabandysiu važiuoti maksimaliai. 35 kiek eina ir visur. Varysim miškais, ten kalniukai tokie yra. Varysim lyg į Hailendų, nuvešim duonas. Tai ten biški yra kelia, nežinau, 6 gal 7 kilometrai. Pirmin atgal, gal 14-15, biški dar kirsim per miškų ten kažkur, kad biški sunkiau būtų. Tai vada parduotuvėn palieksiu, pasimsim duonas, atsigert. Ten kalniukai yra, upelis, per upelį priskelsmą. Ir daugmaž bandysim visur dugnais. Pasistovi 350 vatų variklis. Baterija stovi 48 voltų, 11,5 amperą. Tai va, koin jungiam. Matom, batereika visiškai pilna, 0 km. Ir bandysime, jau taip negailėdami. Da palyja, kaip tik, nežinau, šlapia jaučiu bus daug kur. Nu, bet pabandysim maksimaliai. Ten pabiški važinė, tai laiką aš važinėjame čia. Gražiai, kai važiuoji, ten ant 15-20, tai laiką atrodo, bet sakau, noriu pažiūrėti, kiek laikės. Šitai. Nu, tai gamykla tai deklaruoja apie 40-50 km, tipą galima su juo nulėkti, neminant va taip. O maksimaliai važiuoti, nežinau, neparašyta kiek, jeigu 35 visur varysiu. Nu, nebūtinai 35, bet, sakykim, ne asfalto, bet kaimo girnai keliukais varysim visokiais, mišką keliukais, pievam, kaip sakant, jau duosim apkrovimą. Asfalto tai kas ten, asfalto nieko elektros neima. Tai nežinau, aš spėjau apie 20 km atlaikys gal man. Tai pažiūrim, ne? Ar atlaikys man 20 km. Varam parduotuvėn dabar ir tada lyg į Hailendų. Nu, įsimetėm duonas. To rėda latviškas, bet važiuojam iki parduotuvės. Na va, 0-0, startuojam. Aišku, kur bus labai sunku važiuoti, tai nusimesiu aš biškį tą pavarą, dabar 5 varam, kad labai nekraut, bet nelabai lenda per tiltą. Tilpam. Nu, varam iš parduotuvės jau, biškį lietus lyt pradėjo, nežinau, čia važiuot. Gal važiuojam, kas skirtum, sulis tai sulis.
Nu, tai 2,5 beveik kilometrą nuvariau, dar nenukryta nei padala. Galvojau šito pelu pabandys irklinti paplaukti, bet labai žalai užaugus, tai čia nieko gero nebus. Na, ne gal. Paliekim šitą mintį, gal geriau ežerį. Lekiam toliau, 4 kilometrai, nėra žymėts, kad nukristų pat reikia. Aišku, kai kur kalnam dugnų laikau, bet nepasiekiais 35, tai būna 30 arba 31. O čia va bus toks smėlis, tai bus sunkiau jam važiuoti tikrai. Nuo miškų tik 2,4 sinkačioj, 2,5 panašiai. Na, kaip sekas, 6,5 kilo, vieną padalą nukryta. Smelenka. Va, ratai klimpsta, nelabai eina čia. Eina, bet. Eik, tas savo biškį mėtą ant šitą smeliuką. Ant galą atsisėdau dabar priekį kelią. Tuoj versės man normaliai. Prisiminiau vaikystį važinėdama ant bagažniką. Eik, tas savo palauk. Opa, čia susvaliot gali greitai. Sakau, nebus mašinų, pilna mašinų, gripauja visi. Taip išeina grybų yra kažkur. Be manis daugiau yra grybų šitam miške. Mediniai bajeriai. Nu, biškį stabtelkim. Pusiaukelą nuvažiuota. Aišku, čia aš biškį kitur važiuoju, tai jau 8,4. Viena padala nukrytus. Tai ten asfaltas, kertam asfaltų, pasukam tenai ir varam vėl. Tai nieką nelaukiam ir vėl važiuojam toliau.
Ką čia stabdžiai cypia? Nu va, šokamas asfaltas, spaudžiam dugnu. Bet ir ant asfaltą kalnant sunkiau bėgėjas. Aišku, pirmas įspūdis buvo, kai jau šokau ant jo, koks jis galingas. Dabar tai atrodo, tai kai trūktų tas galės man. 35 eina va. Da prisimenu, ar be rankų moku, da biški moku, be dantų galima likti. Atvarėm Vilkolės. Nu ties 10 kilometrų nukrita dar vieną padalaliką 3. O pakalną čia nesusvaliot. Aš kažkodėl galvoju, kad man gali atgal neužtekt batareikas. Ai, kušikak žvyras, palaidas. Labai minkštas, palietaus, taip nulyja gerai ką tik prieš valandų kokių. Kombainai kūlė grįžę namo visi. Va, šokam be per ugis. Tai va, aš galvoju, kad man atgal gali neužtekti, aš jaučiu, varysiu paskui atgal jau nebe per miško asfalto, nes dabar smėlis toks palaidas, tai ten sunkoka važiuoti yra. Nu, bet dabar tikslas iki Hailandų datempt. O, čia irgi makaliočia. Nu, iki Hailandų tai tikrai datemps, nebetoli lyka, kažkokie 2 kilometrai. Bet va, miškais jau 11 kilometrų rodo ant kačiojau. Nu, panašiai ties 12,5 kilometrą. Batareikai nukryta da padalaliką 2. Aš dar nedavažiavau Hailandų, tai gal čia per daug įsibrėžiau, aš miškais durt, pasunkinti jam. Galbūt užtek į kelių normaliai važiuoti. Maksimaliai duodant su batarki, kažin ar 20 minutėms kilometrų. Nu, bet turim 2 padalas, žiūrim, kiek nuvažiuosime. Nu ir už kalniuką jau bus Hailandai. Nu, tada paduosim duonas ir bandysim sugrįžti. Sugrįžti bus įdomiau, manau, nes bus mažiau energijos. Ar užteks? Gal neužteks. Nes dabar jau beveik 14 km, turiu 2 padalas. Ir vis dar nedavažiavau, nu tai dar čia lyka 500 metrų. O, kaip tik Hailandai vietai. Na, sveiki, kučių darot. O, kas čia gavas? 14,9 km ir turim 2 padalas. Tai gal ir gerai. Pataupam energijų, išjungiam. Nu, ku jūs? Kas eis ant baslį, kur kita? Ai, kita va tarp eglas, miega krūmas. Gerai, jam tie krūmai įlenda, pasikasa. Va, kaip gerai smakrui. A ne? Va, aš kaip visada duonas jums turiu. Užeinam. O biškį duoda per rankų šlapės šitas. Na ko? Tradiciškai. Tokia pat va, latviška. Gerai bus?
Na. Šitą dar neėma kažko tai iš ranką. Šitas tai jau. O, buksuoja. Ką buksuoja? Blemba mūsų, tai kaip visada. Ką čia raugiai? Nu, jūs ateista? Duogi garbanas pašukuosma. Nu, ateik čia. Ar prieit reiks? Ką neteinat? Tas Timūšis 3. Na, ateik. Va. Nu, karamėlą. Da tau vienu ir užteks. Panašiai daugmaž palygiai. Tu tai jau daugiausia, man atrodo, gavai, ne? Tada gal nori. Šitą gotą, šitą neėma duonas. O šitą bukanuose ir kako. A mūsų tau čia daug nuvaikysi viški. Saka, kai kas reikia, kodėl nepakerpat plaukų, tai nereikia kerpti, nes čia jiem yra apsauga, vat, na, mūsų, na, krūmų, pavyzdžiui, kai landžioje po tos krūmus, po žabus čia toks, nu, jų toks specifika tų hailandų. Tipo, na vėja, na lietaus apsauga akis. Kažkaip taip. Va taigi, baigia nusišert, va. Yra kai kurias jau nusišėri gražiau atrodo. Nu, kas paskutinį? Kas ateis, tas ir to ir bus. Visas sukrūta, bet kas paims, to ir bus. Kaip ir karamėlą jau, viskas. Tuščias maišiukas. Gerai, все, duona suduota, varom toliau. Testuojam mes čia dviratį, žinai. Dėl to su dviračiu. Nebuvau dar čia su dviračiu atvažiavęs.
Все, lekiam. Jungiam masį. Ko tai stabdžiai cypia? Šitągi kasgi buvo, kai sustojau prie Hailandų, išjungiau ir man dabar rodo nuo 0,03 km. Nebuvau pasidaręs to, tai čia jau bendra 159, 45 yra. Tai va, 0,3, nu tai gerai, dabar atgal skaičiuosim, kiek ten buvo, 14 km turėjau. 14 km turėjau ir 2 padalas, tai dabar turiu 2 padalas ir 0,3 km. Nu tai va, nuo Hailendų pavažiavau žiūriu, ką čia man nerodo. Tik jie neišjungta dviračiai čia, nežinau. Jau man atrodo neberasiu iš to. Nu, nes jau neberandu. Gerai, varam šitį tada. Nu. Tai vat, 14 plius kažkiek bus ir žiūrėsim, kiek gausis. Laikam dugnų vėl, jungiam 5 pavarų. Jungiam 5 pavarų. Viskas lekiam. Kol kas ten pat važiuojam. Paskui matys va. Nu tai kas gaunas, dabar prieš vėjų važiuoju. Tai sunkoka jam inkačio tuos 3,5, tai 27 beliko. Gali būt, kad ir pasėda batareika, dėl to jau nebevinioja tiek. Nu tai čia gaunas 17,5 km panašiai. Jau turiu vienu padalu. Tai va, kiek da nuvažiuos, manau 3 km, gal da trauks man. Turbūt vėjas, da mačyje neblogai šitas. Nu ir nieka tokia, likusi gabalų parminsma. Tai va, dviračio universalumas gali iš batareikas važiuoti. Aišku, jeigu padėtum jam in dabar, tai daugiau nuvažiuoti. Bet nepadės man, jau bandys man. Tiek, kiek jau nuvažiuos man. O čia dabar kalnas, jam užsikelt kalnan, tai bus reikalų. Nu pasiekėm asfaltų, bet jau nebekų važiuojam, bet važiuojam. Toks ir tikslas, važiuojam, kol iškrausima pilnai. Jau ir asfaltų sunku bėgėtis jam. Dabar galvoju, ar čia man varyt per miškų atgal, ar varyt tiesiai asfaltų. Gal per miškų įdomiau bus, baigsis batareika parimint, reiks per smėlį. Ne, tai aš savo prieštarauju, tai aišku grįšim per miškų. Aš ir sakiau, kad kuo sunkiau dviračiai būtų.
O čia tas asfaltas dabar, nu, bet nėra kitaip man kur nuvažiuoti. Visur laukai tai negi važiuosi per kviečius, per technologinį šiaip galimėtų patestuoti. Tai manau patestuos man, savo, kai kviečių pasėsiu, tai per savo varysiu, nes per svetimus negalima. Koks debesis gražus. Sukam čia, tai aišku sukam čia. O, iki 12 nusimušė. Aš nežinau, šiaip gal nebeka mokymės ant 5, nes vis tiek jam sunku, tai padarykim bent jau 4 pavarų. Ir kų mes jau turim 6-4, tai 20 km su biškiu. Aišku, kur galima jungia, mes tų 5, čia pakalinė, tai... Bet ne, apsikrauna jau. Viskas mirksi jau. Tai važiuojam, gal sustas, na. Važiuojam, gal sustas ir tada jau fiksuos man kilometražą. Nu ir kaip parminsiu apibendrins mes čia viskur, kaip čia. AliExpress kinietiškas dviratis. Biškį staptelnam, kad įsivaizduotam, kiek palaidas kelias šiandien. Va, kaip duodisi dviračių tik ant putron. Nu, čia da baika. Būna ar baisiau. Bet kai važiuoji ant geras vietas, bet irgi biškį lenda, čia smelenka tokį. Tai va, sustojau, bet dabar nebemirksi. 7 km, 7 plus 14 yra 21. Bandam tenai gal, bet lemba ten šuva būna, važiuoja vėjas. Gal nepabėgt, gal pabėgsime. Ai, važiuojam, įdomiau bus, kas tai kas. Aišku, čia negerai kamuoti iki jau dugną, bet jau pasakiau, kad iškrausiu, nu tai davai, iškraukim. Ir grinai ten, kur bus savyba, šuo jau nelabai čia betraukia manant. Eik tu, 11. Vaikystėje tai šunį pamatinsi bėgėjai iš toli ir minė kiek eina. Nu, Temsma 22 kilometrus. Nėra šūnė, net bėga. Nematė gal. Prasmukam. Vat bėga. Va.
Nu, labai piktas. Aš sustoju ir ant sustoju, tai nepyktas. Ai, tai čia tik tai, kad vytis jam tik tai tikslas. Nenori inkūstans. Viskas gerai. Nu ir kuo, mes varam toliau. Dugnas. 22 pasiekėm kilometrus. Pasieksim 23. Bet jau viskas, greitis 14, jau daugiau nebeturiu. Stabdžiai da cypia kažką tai. Nu, tai kiek da temsi? 12 jau. Aišku, jeigu nešaučiau 5, tai jau čia jau sustot. O pakalnė ar bus kalnas? Jaučiu kalną nebeusikelsi. Viskas. Tai čia fiksuojam gal oficialiai, ne? Ar da važiuosi? Ne, viskas. Nebent sumažinam bėgį. Su pirmu da važiuosi? Ne, su pirmu jau nebevažiuoja. Aišku, kalnan čia. Viskas. Gerai. Nu, kuo, galim sakyti 20, kas čia gaunas. 22,4 km, nu tai grubiai 22,5 km, maksimaliai 5 faktiškai visur bėgiu, kur jau sunkiau 4, bet daugmaž greitis. Vidurkis vis tiek jaučiu šėdi, kokį 20, kur jau gali 35 eini, kur jau sunkiau 30, kur dar sunkiau 25, 20, tai bet važiavom jau maksimaliai čia.